Užsiimam autovežių gamybą ir reikia mums vežti metalines konstrukcijas į cinkavimą ir parsivežti iš cinkavimo. Išbandyti elektrinį transportą, elektrinius vilkikus paskatino Scania Lietuva, nes tokį produktą jie turi čia Lietuvoje. Kai kas jau bandė ir taip toliau, bet tą pabandymą ir patirtį turi patirti pats, kad suprasti, kaip elgiasi, kuo skiriasi tie pervežimai ir ar tau šiai dienai patenkina tavo poreikius, sukuria kažkokią pridėtinę vertę ar ne. Svarbiausi lūkesčiai turbūt, ar įmanoma nuvažiuoti mūsų maršrutus vienu važiavimu, nesinaudojant viešą infrastruktūrą, pasižiūrėti, kokios sąnaudos arba kokie iššūkiai, kokie dalykai, kurių tu nepatiri su dizeliniam transporto priemonėm, bet mes jau žinojom pagal sunkvežimio baterijų talpą ir pagal mūsų maršrutą ir vežamą krovinį, kad mums teks pasikrauti, kad saugiai įveikti tą maršrutą pirmyn atgal, bet turi turbūt būti proveržis didelis rinkoje pačių baterijų, tipo ir talpos ir infrastruktūros svarbiausia. Pirmi įspūdžiai ta, kad tyliai važiuoja, gera trauka, važiavom į Latviją, pro Kryžkalnį, pro Šiaulius, į Jelgavą. Ne visos veikia greitos krovimo stotelės, o jeigu ant tų mažiau galingų, tai tada ilgai kraunasi. Jeigu būtų ilgesnis nuvažiavimo atstumas ir greitesnis pakrovimo laikas, tai tikrai būtų ganėtinai neblogai.